Gerai. Sveiki kolegos. Sveiki kolegos. Bandom pamatuoti metalo storį per dažų sluoksnį. Taip kaip priklauso. Pasimam aparatą, įsijungiam ir tikriausiai matom ekrane va tokį vaizdą. Va čia darysiu biškį greičiau, nes probas, kurį mes naudojam, visą laiką tas pats. Va čia yra darbo nustatymas normalus. Pirmam kalibravimo žymekliai va čia yra normalus. Kad mes išmatuotume metalo storį per dažų sluoksnį, ant jo užeinam, dabar gal užėjau, jo, paspaudžiu OK, spaudžiu į dešinę, pasidarė through coating per dažų sluoksnį ir spaudžiu vėl OK. Kas pasikeitė? Va čia atsirado du geitai arba du brūkšniukai. Ką darom toliau? Dabar čia dirbam va čia. Užsidedam dažų sluoksnį. Pasiimam dažų sluoksnį 0,5 milimetro tavo būna. Ir jį užsidedam ant 12. Užsidedam ant 12. Ir užsidedam probą. Kadangi mes norim išmatuoti per dažų sluoksnį, mes norim pasiekti, kad storį šitas aparatas mums rodytų dabar 12. Toks yra tikslas. Tai reiškia, mūsų nustatymai yra geri ir techninės kliūtys. Ir nesvarbu. Va, laikau. Norim pasiekti, kad būtų 12. Dabar ką mums reikia daryti? Yra du geitai, mes juos turim susitvarkyti ten, kur mums reikia. Taip, dabar pirmiausia, mes nematom šito, mums reikia susimažinti. Spaudžiu į dešinę, decibelus sumažinu biškį, OK, žemyn ir OK. Gerai, dabar bus įdomiau. Pirmą geitą, dabar gerai, einu toliau į geit, į dešinę ir dabar einu biškį pasižiūrėti. Va čia yra start ir čia yra start. Čia yra antras geitas. Width antro geito ir threshold du geitai. Pirmas yra 17. Jisai yra mažiukas. Aš jį nuvedu ant pirmojo spiglio. Ir mums reikia tik žemyn. Tai aš einu žemyn, OK. Į kairę, tai yra žemyn ir pasidedu kažkur tai ne patys, nes judės čia viskas, kažkur tai maždaug žiūrim, ne į patį jau čia tą viršūnėlę, nes OK, bus gerai. Dabar šitą mums reikia užsidėti ant šito, ant antro grafiko, ant antro spiglio. Ką aš darau, einu į apačią ir čia yra antras geitas. Antras, jo startas yra. Jo startą mes, kada pasidarom irgi trumpą. Tai dabar startą varom į dešinę, tai didinam. Ant jo, OK, spaudžiu į dešinę, maždaug, kad jisai nemažėja, nes nusistumiau į dešinę. Jį reikia plotį mažinti. OK, einu žemyn. OK, mažinu plotį, va, ir jį pasidarau maždaug tokį. OK, dabar startą vėl stumiu.
einu į viršų, spaudžiu OK, spaudžiu į dešinę, va čia maždaug bus. Ir dabar mes važiuojam su jo žemyn. Tai yra OK, tada einu žemyn, žemyn ir 45 op ir važiuoju į kairę, nes reikia mažinti. Pasižiūrėsim, ką mes gausim. Jeigu gausim tą, ką reikia, tai bus puiku. Va. Ok? Dabar gaunam 12, ane? Nu 12 ir 0,5 šitas daiktas yra. Nu, nėra labai idealu. Taip, bet 12 rodo. Iš principo, jo? Su tam tikra paklaida. Tai ne 16 ir ne 24. Dabar aš laikau su pirštu prispaudęs ir aš pabandau pačią viršūnėlę pasigauti. Gal pasitaisys. Pasižiūrim. Tai aš dabar šitą truputį į viršų. Va čia. Tada aš spaudžiu OK. Einu į pirmąjį geitą ir jį biškį pakeliu. Į viršų, į viršų, į viršų, į viršų. Dabar aš pakeliu probą. Biškį pajudinam, kad aliejus įsiskirstytų ir kad nusimestų tam tikri duomenys ir bandom uždėti iš naujo. Ir pasigaunam viršūnėlės, jeigu mums pavyks, arba nuleisim žemyn šitą daiktą. Op, 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 op. Va, iš naujo pasidarėm ir ką mes matom, kad yra 12,02. Taip? 12,02, o pas mus čia yra 12, taip kaip ir anksčiau rodė, bet šiuo atveju mes turim va šitą daiktą padėję, kuris yra dažų sluoksnis. Ja? Va. Tai šiuo atveju mes šitaip galim išsimatuoti metalo storį per dažų sluoksnį. Dabar darau viską ant storesnio. Perkeliam ant... Kiek mes turim? 50. Pažaidžiam ant 42. Pažiūrėsim, ką gausim. Čia yra 42. Ok. Tepam. Dedam jum, kad matytųsi. Taip matome? Ne. Tai tada taip. Ai, ne. Tada taip. Nesvarbu. Šitaip. Jeigu būna šitaip. Opa. Ir dedu ir prispaudžiu. Tai ne visada idealiai rodo, bet vat kaip perjudini, iš naujo padedi, kažkaip tai tada rodo gerai. Opa. Va, ką mes dabar turim? Kadangi 50 nusistačiau, čia yra 40 kažkiek, mes turim, problemą. Nu gerai, darom, nes antras atspindys, jeigu čia yra 40, kažkur bus apie 80. Mums reikia 2. Darom. Einam į pradžią. Ok. Į dešinę. Range mums reikia pasidaryti 100. Nes 40 kart 2 bus 80. Mums reikia 2 atspindžių. Važiuojam į dešinę. 120. Ok, matom 2 atspindžius, teoriškai. Decibelus didinam, nes didelis storis nebeliko grafikų. Gal net prastumsiu dar biškį, kad šitas ir šitas beveik atitiks. Biškį dar pasididinam. Vat gal taip. 160. Turėtų būti čia, o šitas čia. Gerai. Dabar decibelai. Didinamės grafiką. Op. Op, op, opa. Ir man daugiau nieko nereikia daryti. Ok. Čia yra užrašyta 42. Mums rodo 41,94. Nu gerai. Vat taip reikia daryti. Tai idėja yra tokia, kad jeigu mes turim dažų sluoksnį
Ir gerai, tada nežinom, koks dažų sluoksnis. Ok, pakeičiu į 2 mm, nes metam šitą, pasiimu 2 mm. Tai yra storiausia, ką aš turiu. Va, nežinau. Va. Žiūrim, kas bus. Patepam, nes turi būti geras kontaktas. Opa. Opa. Nu, pažiūrėsim, nes čia buvo 1/100. Dabar 2 mm. Pažiūrim, ar pasikeis, ar ne. Pasidedam. Ojojoj, dabar aš jau nežinau. Problema. 2 mm aš nežinau, nesąmonės rodo. Nieko negaliu padaryti. Va. Neturiu 2 spindžių. Rodo 43. Bet aš tokio nematuočiau. Nes čia, čia yra nesąmonė. Jis rodo pagal šitą ir pagal šitą, bet tiek to. Netinkamas daiktas. Darom 1 mm. 1 mm. Va. 1 mm yra. Ir 2 atspindžiai atsirado. Dabar aš juos nuleisiu žemyn tik vieną, kad 43 ir 1 mm. Tai manęs netenkina. Aš noriu tiksliau. Einu, ok, bet decibelai geri yra. Einu į dešinę. Viršutinį pirmą geitą. Truputį žemyn. Tai yra 16. Ne, čia yra startas. Prašom mane pataisyti, kai aš nesąmonės darau. 54 važiuojam žemyn. Prašom dalyvauti, aš vienas matot, ką darau. Tik matau, man mėgstu šnekėtis su savimi. Ok, opa, pirmą pasigavau. Dabar, ok, spaudžiu, einu žemyn. Ir antras, ok, dar truputį žemyn, pasigavom. Ir ok, dabar, va, 42 rodo, plus minus 0,8 paklaida. Tada aš noriu sujudinti dar, pasižiūrėti, nes gerai, sujudinam šitą, uždedu, viskas švaru ir paspaudžiu dar biškį, va, negerai jau rodo, buvo geriau. Gerai, žemyn pirmą geitą, nes nesekė. Op, 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 va. 42 per milimetro storio dažą rodo 41,92. 42 jau kažką nugrybavo. Nežinau, ko jisai pasikeitė, bet iš principo rodo. Jo, iš principo nuimu, uždedu. Pasikeitė. Nu, gerai yra. Kažkas tokio. Jeigu jums jau milimetrų nereikia, būsit patenkinti tuo, kas yra. Nu, rodė gerai, rodo nebegerai, bet gal pakankamai gerai. Vat ir, nes šitie dalykai aš esu pastebėjęs, kad pirmą kartą gerai, arba, va, vėl gerai, kai nuėmiau ir uždėjau. Nu, pasidarom 5 kartus ir darom vidurkį. 42 su 0,8 paklaida, man atrodo yra ir dabar, nu, kaip gražinam į pradinę padėtį viską, nu, mums nereikia gražinti. Gražinat ir padeda daiktą į lentyną. Bet iš principo, po šitų darbų mes ką darom? Ok, einam atgal į kairę, ir va šitas turi būti pas mus normal. Tai aš spaudžiu ant jo ok, spaudžiu į kairę, spaudžiu ok. Ir šiuo atveju mes grįžom į ne dažų sluoksnį, o normalų. Normalaus darbo režimą. Ir dabar, jeigu aš uždėsiu, tarkim, ant 36,
ant 36, va, uždėjau, nueinu, liko vienas geitas, man rodo ne viršūnėlę, tai aš dabar einu į kairę, enter, šitą reikia kelti į viršų, kas yra į dešinę, va, čia gal jau ta viršūnė ir tada 35 ir 14. Nėra idealu, bet gal šis tas 36 ir 35 yra panašu. Sakykim, kad panašu. 30. Va, čia yra 30. Reikėtų sumažinti geitą. Tai yra ne geitą, o decibelus. Ir tada einam į dešinę. Threshold. Sumažinam. Va. 30 rodo 30. 36 jau rodo šiek tiek didesnę paklaidą, o ties 30 mums rodo puikiai. Nu va, tai čia yra normal ir yra through code. 16 minučių. Šis tas. Viskas. Kaip matuoti su stormačiu per dažų sluoksnį. Pasimatuoti metalo storį. Kol kas liks su stormačiu viskas. Sėkmės darbuose.